Sveiki vaikai. Na štai už lango jau atėjo pavasaris ir aš galvojau, ką čia galima būtų paskaityti pavasario progą. Ir radau kelias knygutes apie pavasarį, kurias aš jums šiandien ir norėčiau paskaityti. Na, pirmoji knygutė mano rankose yra labai įžymaus Lietuvos rašytojo Antano Baranausko Anykščių šilelis. Labai gražiai iliustruota knygutė, iliustracijas aš jums parodysiu ir paskaitysime šią knygutę šiandien. Gerai, vaikai? Tai įdėmiai įsipatoginkite ir klausykite. Antanas Baranauskas Anykščių šilelis. Kai jau dienai brėkštant, rytai šviesa tvinksta, rasos pilnos žolynų, žemyn galvos linksta. Tada šilas nubunda, visa yra tyla, prasideda pamažu šventa dienos byla. Kas ten šlama? Vėjo papustas lapelis, gi gūžtoj nubudęs, sujuda paukštelis. Kas ten treška? Vilkas dieną mat užuodžia, iš naktinės medžioklės per pakrūmes skuodžia. Gi lapė į olą, žasioką įskandus, gi barsukas bėga išlindęs iš landos. Štai kokios gražios iliustracijos. Gi linksmutė stirna per pušyną striuoksi, gi pušin iš pušies voverytė liuoksi, gi met šermonėlis ir kiaunė juodoji ir visoki žvėreliai po mišką ulioja. Štai. Kas ten taukši? Stuobrį kapoja genelis. Kas mekena? Gi mat perkūno oželis. Kas ten šnibžda? Šnypščia iš kelmo piktoji, gi srove teškena upelė šventoji. Kas ten kalbas? Žąsis paupiai gegena. Gi mat lizde starkus pamiškėj klegena. Starkus, vaikai, yra gandras. Taip senovėj vadindavo gandrus. Štai pasižiūrėkite, kokia graži iliustracija. Kaip gražiai nupieštos antelės, miškas, visas šilas nubunda. Visi pasitinka pavasarį. Viskas atgyja, žydi, kvepia, čiulba, ulba. Gi antys priskridę į liūną. Gi kukutis klausia savo pačią sūnų. Ką jums atnešti? Ką jūs kalbat niekus? Ką? Ar grūdus, ar muses, ar sliekus? Gi mat gegutėlė dairos ir ketojas. Čia kukuodama verkia, čia juokias, kvatoja. Štai gegutė medyje. Skamba tik skamba miškas, čia volungė ieva. Trotina ieva, neganyk po pievą. Čia paupiai, riu, tilvikas sušuko. Ir vėl balsų visokių lyg trukte pritrūko. Vis kitokie balseliai, vis kitokios bylos. Dagiliai, pečelandos, strazdeliai, čižylos, kėkštai, šarkos ir kitos vis saviškiai gieda, tuoj juokais, tuoj vaitoja, tuoj niekuo sklieda. Už visus viršesnis lakštingalėlės balsas, pilnas, skardaus, griaudingas ir, taip sakant, skalsus, skamba ūžia per krūmus ir vis kitaip mainos. Ir vis dūšion įsmenga lyg Lietuvos dainos. Na štai, vaikai, perskaitėme labai gražią knygutę Antano Baranausko Anykščių šilelį ir pasitikome pavasarį. Ačiū, kas klausėte įdėmiai. Na ir iki kitų susitikimų, vaikai, su pavasariu. Iki.